Aš čia prisidėjau graštų, pjūklų. Nu, tai labai gerai. Reikia dar kam nors. Bolikas. Oi, na, jis toksai piktumėlis. Kartą ėjo katinas, ne, žiūrėk, kartą ėjo kačiukas. Ir sutiko šunelį. Ir šunelis pakvietė savo šeimininką ir šeimininkas jį katiną tiesiog Pagražė. Begręžiant kažkur netoliese atėjo avytė. O, visas avių pulkas. Ir šeimininkas toli nenubėgęs pasiėmė pneumatinę automatą ir sušaudė. Čia mes galime daryti vakaro pasaką. Vakaro pasaką, taip. Kartu su Giovaniu. Tai būktų tas pasakos, kaip šitas, pasakotojas. Pasaka. Palauk, to uždėsiu kokią ramią muzikytę. Vaikams prieš miegą pasaka. Kartą. Labas vakaras, vaikai. Ar norite išgirsti pasaką? Jums nepasisekė, nes jūs ją vis tiek išgirsite. Nes namie, jeigu jūs klausotės mūsų, aiškiai nėra nei interneto, nei televizoriaus. Pasaka. O prasidėjo pasaka apie 3 vilkus. 3 vilkai susiginčijo, kuris gali pastatyti tvirtesnę trobą. Pirmasis vilkas statė trobą iš pagalvių. Statė ir pastatė. Antrasis statė trobą iš telefonų. Statė ir pastatė. Trečiasis vilkas namo nestatė, nes buvo tinginys. Atėjo paršelis ir paršelis buvo tądien, tai buvo netgi, sakyčiau, kiaulė, katra buvo ant PMS-o. Ir kiauliai labai nepatiko vilkų statiniai ir ji tuos vilkus suvalgė. Nebėra vilkų. O tas vilkas, katras buvo tinginys ir nieko nestatė, liko nesuvalgytas. Moralas būtų toks, kad vaikai, geriau eikit laiku miegot, nereikės klausyti tokių debilizmų.